Labas vakaras, treneris, su pergale. Pergalė malonu visada, bet šiandien dar ir prie savų sirgalių, fanų, kur sparčiai besibūria bendruomenė. Jūsų kokias mintis? Jo, gal iš pradžių reikėtų paminėti, kad ta bendruomenė pas mus didėja ir smagu matyti netuščią stadioną. Pastarosius keletą metų mes vis daug migruodavom, tai būdavo sudėtinga surinkti kažką, tai būdavo momentų tokių, kad žiūri į tas tribūnas ir nieko juose nėra. Tai smagu, kad grįžom į Raudondvarį ir ta bendruomenė jinai renkasi. Ir labai tikiuosi, kad savo gerų žaidimų mes juos pritrauksime daugiau. Kas pasikeitė per tą savaitę nuo praėjusio turo, kad komanda šiandien nervingiau atrodė, geriau buvo pasiekta pergalė? Kas pasikeitė? Aš matau labai didelį skirtumą, kai čia daug kas akcentavo, čia viską laimėjom kontrolinės. Aš matau, dingo tas laisvumas pas žaidėjus, bet aš tą matau ne tik pas mus, aš matau pas tas komandas irgi, iš kurių daug kas tikisi. Prasidėjo čempionatas, prasidėjo tam tikra įtampa, prasidėjo kažkoks spaudimas ir šiuo metu aš tą matau, kad nėra to lengvumo. Ir šiandien buvo vienas iš tokių tikslų, įmušti įvartį, nes buvom vienintelė komanda, kuri buvo nepasižymėjusi čempionate, nors pasiruošimo metu tokių problemų aš nemačiau, mes kurdavom tos momentus, bet kaip ir sakau, pasiruošimas yra pasiruošimas, o šiandien tai smagu, kad mes ir įmušėm įvarčius ir laimėjom tas rungtynes. Galima sakyti, su kaupu įvykdė tada tikslą, nes ne vieną, o du įmušėt ir laimėjot. Na taip, gal šiek tiek gaila, kad prasileidom tą įvartį, nes aš manau, kad šiandien mes turėjom tokių geresnių momentų, geresnių išėjimų į atakas ir tų įvarčių galėjom gal ir pelnyti daugiau ir tos rungtynės gal nebūtų tokios nervingos, bet ta įtampa jautėsi iki pat galo, nors varžovas kažko tai tokio ypatingo ir nesukūrė. Trūko nemažai ir svarbių žaidėjų, kaip tai keitė planus ir kaip koregavo tos planus? Žaidžia tie, kurie pasiruošę, kurie sveiki, yra mikrotraumų, tai normalu. Ir tie žaidėjai artimiausių laikų grįš ir aš manau, jie sustiprins komandą, priduos gal daugiau solidnumo, nes taip, keletą patyrusių žaidėjų yra iškritę ir, kaip matom, ta atakos linija yra pas mus gana jauna ir tas spaudimas, jisai vis tiek jaučiasi, ir treneris prašo ir reikalauja ir valdžia turbūt nori irgi, kad laimėtume rungtynes. Tai jauniems žaidėjams tai manau atsiliepia, bet aš šiandien labai patenkintas Esmiliu, kuris įmušė tą pergalingą įvartį ir tai žaidėjas, kuris sugeba įmušti, plus šiandien debiutavo pas mus ir Domas Lindzoka, tai džiaugiuosi už jį, tai žiūrim į priekį.